išaušo ta diena, kai Pravalturas visgi turi dovanoti 2 bilietus į Siesikus. Ir kuo toliau kur nors nuėjo. Čia yra Siesikai. Ja, bachūrai! Bachūrai! O dabar užfiksuosim brangės kelionio akimirką. 25 emigrantus priėmė Siesikai. Statybos lažybos. Kregždutė žemai skraido, tai reiškia, kad šitas vyras grius. Aš tai sakyčiau, kad negrius. Bet gal greičiau statyti reikia. Greičiau, nes toj praeis. Taip lėtai išliaužia, bet toj praeis. Nu, pem turės. Bliam, nekrenta. Galiu atsiimt sporą? Ne. Kodėl ne? Ne, tai žiūrėkit, tai jūs laimėjot kelionę, o ne... Bet mes dabar lažinėmės dėl nukritimų. Ne. Gerai, tai yra dar vienas objektas žymus Siesiko. O, dabar labai gerai. Šypsokitės. O dabar dar noriu parodyti vieną Siesiko objektą. Tai jis yra ten. Iš pradžių tai buvo namas, po to šiltnamis, po to vyrai dar bandė kažką įrodyti, bet po to bibidėjom. Teta, čia Janina, čia yra. Visada sutiksit, turbūt, kad pirmoji vietoje yra gėrimai. Vėliau pramoninės prekės. Maisto nereikia. O dabar, kaip matote, vyksta neadekvatus kišimo daiktas į bagažinę. Akivaizdu, kad netilps. Bet vyrai nuėmus viršūnę. Gal žinot, kur galima kelnių nusipirkti šitam jaunuoliui, labai šalta. Gal turite kokių kelnių? O ten? Čia moteriškas tik tai? Va, aprengiam. Kokį, jam viskas blogai, jauni žmonės skundžiasi visko, pažiūrėkite. Na, o dabar matote Siesikų bažnyčią. Pravalturas organizuoja dar ir staigmeną. O staigmena yra tokia, dabar mes esame Siesikų bažnyčioje. Yra netrukus atvažiuos klebonas. Ir klebonas yra pasiruošęs priimti jūsų išpažintį. Tai dabar vyksta žmogus. Juozapas nuėjo išpažinties. Arba tu Juozapas. Žygimantas nuėjo išpažinties. Arba jisai sako, ką yra pridaręs per visą gyvenimą. Nuodėmių. Dabar nuėjo Juozapas irgi atlikti išpažinties. Aš net nebejoju, kad viskas bus apie Pravalturą. Tai einam dabar prie Siesikų dvaro. Tai norėčiau pažymėti, kad dešinėje yra Siesikų ežeras. Kairėje Siesikų pilis. Dvaras. Gerai, o toliau neįdomu. Dabar, vyrukai, yra šios kelionės laisvas laikas. Gali daryti, ką nori. Žiūrėtume į vidų, bet kad negalima. Po trajaką įleis. Po trajaką? O po pitaką? Как galim po červoncą? A patokį? Įsitrint galvas. Aš esu oficialus, patentuotas Pravalturas gidas. Sekit paskui mane, taip. Ir bus Pravalturas. Dėkinga. Mes tai gausim ekskursiją, o jūs? Jeigu taip trumpai, tai čia yra tai. Šita ekskursija yra ypatinga tuo, kad viską galima išnešti. Galima viską vogti
ir savo pasigerinti gerbuvį. Laikykit ranką. Čia bus koncertų salė, kur remontuoja. Galėsim padainuot, bet griežtai nešokt, tik dainuot. Daug skelbimų yra. Na, kas čia televizija ar kas kitas? Televizija. O tai labas, labų dienų visai Lietuvai. O ką galit, kai jaunuoliam iš miesto palinkėti? Nu, nieko nepalinkėti negaliu, nežinau nieko. O dabar dar viena ir antroji Pravalturas kelionės staigmena yra, kad mes iš visos širdies kartu su partneriais Mylėkit viens kitą. Viens kitą mylėkit, va. Mylėkit vienas kitą. Mes jums dovanojame gaidį. Ką mes veiksim su juo? Nu, dovanų gausit, tai nežiūrėgi tos. Mūrėm, tinkuojam, dažom. Čia jūs jau skelbimo pasikabinat savo, ne? Mes tik tai gaidžio atvažiavom pas jų. Sakėt, ne vieną turit? Ar jūs čia dėl savęs ar jūs? Dėl savęs. Na tai kaip galima būtų apžiūrėti? Aš galvoju, kad ne gaidį, nu, kaip po gyvų. Pareidinės žmonės, va jūs, kurie gaidė. Nuosavą gaidį turėtum. Ir tu gaidį galėtum į miestą parsivežti, kaip ir tu. Aš noriu jau pinigauti. Tu vištą? Nepagausi. Žygimant, tu ten blokuoji kelią. Skraidys po balkoną tas gaidys. Ir paleisite jį. Bandys. Tai nenorit? Tai aš nežinau, kodėl čia mus atvežė iš viso. Ai, nežinau. Aš nesuprantu, pavyzdžiui, jūsų tai gavot kelionę dovanų, dovanoja gaidį. Tai ko jūs neįmat, aš nesuprantu. Ta prasme, kodėl? Ką, jums gaidžio nereikia, aš nesuprantu. Kad tau gaidžio labiausiai reiktų, nes tu labiausiai panašus. Tu duhas. Tavo visa kelionė agentūra yra, blėt, Šaraškino kontora. Ai, sukur geresnė, pats. Ai, karočią. Ai, debilai, sustok, karočią. Sustoj. Debilų kompanija, kaip nori. Ai. Sėkmės. Aš tik nelipsiu. O aš galiu pasilikti. Gali. Rašysi skundą iš karto grįžę. Rašyk. Ant subinės. Nu ką, tai turėjom Pravaltur... tai turėjom kelionę į Siesikus. Aš galvoju, kad tikrai buvo viskas normaliai, buvo programa sudėliota, buvo apgalvota nuo A iki Ž. Kad žmonės, kai gauna halia viską, vat ir va, prasideda. O ką dabar ateitis, ką planuoji? Nėra ateities. Nemėtai išsilakstą, tai važiuojam į Kauną. Nu, patiko video. Aš esu Pravalturo direktorius Vytautas ir noriu, kad komentaruose parašytumėt, kur Pravalturas turėtų atvažiuoti dabar. Rašykit savo miestą, kur gyvenat, kur negyvenat. Pačiu žaidimo pradžios. Ką pavyko laimėti? Nieko nepavyko laimėti. Prizus kampus, tenais mažus. Tai va, rašykit, Pravalturas atvažiuos pas jūs. Praeitą sekmadienį laidą. Žiūrėjau. Nežiūrėsiu. Pirma šovusi mintis, kai pamatėte savo biliete tą numerį. Jokia.